Taigi, sveiki visi. Aš ir vėl su kamera, su spinningu, su meškere. Ir esu atvykęs prie tokio kanalo pievose. Senai nebuvau pasiėmęs kameros į žvejybą ir šiaip senai buvau žvejot jau, nes išsikrausčiau į Klaipėdą ir nei laiko nėra, nei žvejybos įrangos turiu tenais daug, tai grįžtu į kaimą ir tik tada galiu pažvejot, kaip sakant. Bet jo, šiandien oras realiai, nežinau, vėsu, rankos šala. Turiu pirštines pasiėmę, bet kažkaip nežinau. O. Pirmoji. Eik tu nač. Kažkaip išjungiau kamerą, nes dariau įžangą. Nedideliu paėmė. Ai, čia kaip man prisitemti. Eik tu nač. Nu tokie kilogramus. Va tokie lydekai. Nu va, einam paleisti šitą gražuolę. Liuks. Nu va, lydekaitė paleista ir užkibo, bedarant įžangą. Grinai ką tik atvažiavom. Šiaip aš mūsų lūtai naudoju va arbuziuką. Čia dabar tiksliai nepamenu, bet jeigu šitas video eis į YouTube, tai įdėsiu aprašymą. Va, keitecho, man atrodo. 12 cm. Čiburaška. 8, man atrodo. Jo. Ir offsetinis. Ir visai pasiteisino, sakyčiau. Kol kas. Šiaip apie įrankius kalbant, tai spinningas Shimano Vengeance nuo 5 iki 20 gramų, 2,40. Ritė sena jau, Okuma Altera 2000 lygtais. Nežinau, toksai labai biudžetinis įrankių komplektas, bet kol kas nesiskundžiu. Nu, išmėčiau šitą platuką, daugiau kibimų neturėjau, bet laukia kita atkarpa. Nėra jinai ilga labai, bet praeitais metais tenai pagavau tikrai gražių lydekų, tokių smagių. Ir dabar pėdinu išbandyti. Gal bus kažkas. Jo. Nu, nežinau ar girdit, bet kanalą visą išėjau, nieko gero. Vieną lydekaitę. Ir važiuosim į kitą vietą dabar. Tai susitiksim ten. Aha. Paskui varau taip pat filmą. Paskui filmą pareinu atgal. Pasiimu Žiūrį, varydavau iki Kamanos. Dabar du sėkius prie Kamanos buvo 3. A, neįkibim.
Ten biškai tokia srovė didelį. Tai jo, nu bet tai čia mažesnis vis tiek. Čia mažesnis. Matai, da iš kamanus pareikia. Jo, jo. Jau galėsi neužlolės, sani. Jo, tuoj. Damo. Nuėję. Nežinau, kilograminį turbūt. Kilograminį plius minus. Ne, tai sakau kilograminį. Gali da. O, paėmė. Žinau, gerą. Ir nuėję vėl. Jo. Jo, iškart. Blemba, kaip čia jos jam labai atsargiai. Nu va, ką tik nuėjo. Gal metas normaliai. 2 kartus jiem. Jo. Šiaip kalims jautęs, bet... Nes jam gal kažkaip pagausiu. Labai abejoju, bet... Nežinau. Kelis metimus padarysiu dar. O! Man atrodo kita. Čia kita. Kita paėmė. Nedidelį. Blemba, kai jos duoda aršiai. Jo. Yra čia tų lydekaičių. Nu ką. Ateik šį čia. Op. Nedidelė. Gal išeiti kažkaip. Paėmė, gal. Op. Nu. A ėmė? Jo, tokia lydekaitė. Paleidžiam. Liks. O, nėra kur rankų nusivalyti normaliai. Į kuprinę nebent. Bet va. Nu blemba, čia kita paėmė jau. A, tai jėza. Truputį sergu. Bet... Tai netrukdo man čia jo. Nu ką? Nu blemba. Aš noriu tą kilograminę pagauti, kur kibo. Nes čia ne ta ėmė. O čia reik... Šišia reik būt labai atsargiai, nes duobių belenkiek. Bebrai išknisi. Nu kur ta? Graži. Och tu! Eik tu! Čia gera! Keik tu!
Koši per monstras. Och, tu vaikeli. Gerai. Ai, gražiai. Bus. Nu kokį 1,7 čia. O tai aš čia va, ta 3, tiesiog. Ar rimtai? Taip. Eik tu, na. O tai kur tau, jiem prie pat krantą, ne? Jo, va ten va. Ir dabar buvo kibim, bet nuėjo. A, didelį. Dabar iš tos pusės, tiesiog. A. O didelį jiem čia. Nemačiau, tik trink. Ei. Nu va. Vėlį dekulė. Ne, tai sakiau, išgaudai. Nu, gražiai. Gražiai. Tu. Nesu... Žolė. Jinai nuėjo man. Gera, blemba, ką? Sabaka. Jo. Eik tu, na. Malonu, kai pabėga 2 lydekos. Iš toli jėmi, grinai iš tenais. Nu va, matot, kas čia daros. Biški nesiseka man su tom. Su lydekų įkabinimais. Oi. Pasižiūrėjau, kad tas kablys realiai toksai. Problema, jeigu lydeką jauti, tai tikrai taip įsikabintų. Bet jeigu jiem atbulais dantim, tai ką žinau. Nu niek. Svaru bent pajutau tą kibimą pagaliau. Žiūrėsim, gal dar bus. Nu, man tik tais tokia šiandien. Mažytas. Gal atsikabinsi pat. Šūda. Gerai. Op. Op. Va tokia. Oi. Netyčia, atleiskit. Kad tai paleidau žuvį. Kažkaip tikėjausi, kad nusileis tiesiai galvą, bet ne, išgyvens tikrai. Nuėję! Eik tu, na! Jo! Griebė žalias ir nubėga ten. Nu, 800 gramų. Tikiuosi matėt. Palaukit, gal aš čia pagausiu dar. Aš nemanau, kad kablį gal. O gal. O gal. Jau dėl šitos nepyksiu, nebuvo didelį, bet vis tiek kažkaip parodyti tą vaizdą, kaip lydeką traukiu. Norėtus visai, bet niek. Bent kimba. Nu čia realiai tokia situacija. Grinai lydeką paėmė tiesiai žolės. Mano guminuks įstriga ir jai tiesiog užtenka pasipurtit galvą ir tas kablys tiesiog išlenda. Čia tas pats realiai kaip su graibštu, jeigu važiuoja valtį, ten jis kažkas dabar gera.
Vaikinai, kas čia darosi, ble? Eik tu, na, matė turbūt. Ne, kilogramas, plius minus. Aš jau noriu istoriją papasakoti, ne istoriją, noriu... Op, žvakė. Kas čia daro? Nu, blemba, įdomus video bus, aš tik tiek galiu pasakyti. Guminuks. Op, vėl žvakė? Nu gerai, ateik čia. Op, 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 op. Panašiai, kokia šiandien buvau pagavęs. Tokia lydakaitė. Kažkur ją paleist gražiai. Nes biški iškonkinau, tai kraujas pasileido, bet neįžauna, tai tas gerai. Opa. Liuks jabra. Let's go. O! A didelė? A? Ai, dai, dublis! Vaikinė! Ne, kilas! Dublis! Tokia pati kaip praeita. Vyrai, kas čia dar? Opa. O tokia lydakaitė. Keliauja namo. Ops. Liuks. Eik. O toks orelis, nežinau ar girdis vėjas, bet pučia, dešlyna, lyja, bet niek. Sakyčiau, visai šiandien gera buvo žvejyba, nutraukiau guminuką, bet niek. Aišku, kai lyja, ar nais vėjas pučia žiaurus, dar kažkas. Ir išvarai žvejoti ir apsirengi, ten jis visas šlapias būni. Ir pagauni žuvį vis tiek toksai kaip, nežinau, geresnis jausmas negu paprastą gražią dieną išvažiuot pažvejot ir pagaut žuvį. Bet jo, šiandien buvo tokia žvejyba, užskaitau, rytoje laukia valtis, prūdukas ir spiningiukas. Taigi, sakau jums iki greito ir susitiksim kitam video.